vyko ta darbo grupė, patys dalyvavo, žinot, kas buvo. Ir yra tas prašymas teikti nuomonės. Aš turiu sąrašą, pluoštą nuomonių. Ir jis ateina, bet jau šitas atėjo besėdint vienam komitete. Ir įvairiausių nuomonių. Vienos vienoje vietoje, kitos kitoje vietoje. Paskutinė nuomonė prašė nepriimti skubotų sprendimų ir atlikti išsame gyventojų apklausą, kaip tai numato LR įstatymai. Taip pat prašome tinkamai informuoti rajono gyventojus apie savivaldybės laukiančią naštą, įrengiant ir išlaikant šį objektą. Tai yra Klaipėdos rajono sporto klubų vadovų, sportui neabejingų rajono gyventojų. Vadovaujant Tomui Praniui. Tomo Pranisio. Ten netgi yra dalyvių sąrašas, yra balsavė. Aš nelabai supratau, kokiam kalbėsi Pranišės sportas komitė. Keičiasi, ateina į privačių, kurie žino mano elektroniniai, kuris viešoje erdvėje, visokių yra pasiūlymų. Yra, sakysim, bet daugiau, sakysim, yra pasiūlymų ir daugiau tokių palaikančių atėjo, kurie palaikytų prie Dariaus ir Girėno gatvės. Tai vienareikšmiai. Aš atmetu tos, kurie yra susiję su futbolu, tos atmetu, kad jie tą nuomonę turi tokią ir tokią, reiškia, tai jos, tai sakau, kurie susiję, tai jie, viskas aišku. O kurie nesusiję, tai jie turi, visi dauguma nuomonė turi, kad prie Dariaus ir Girėno. Jonai, du klausimus atsakykime. Pirmas, ar mes suspėjom, su kokiu projektu mes suspėjom pateikti paraišką iki 14 metų? Šiandien neaišku, nesudėlės. Tai vienas dalyks. Antras dalyks, atsakykime, su kokiu projektu mes galėtumėm gauti finansavimą. Viskas. Dar reikės čia ginčyti. Šiai dienai atvirai reiktų pasakyti, matyti, dėl visų atvejų dar neaišku yra finansavimo aplinkybės, nes tos gairės dar nėra sudėliotas tiksliai. Mes žinom preliminariai galimą biudžetą, mes žinom preliminariai laikotarpį, bet nežinom konkrečių sumų, nežinom konkrečių, kaip sakyti, lentynėlių. Tai čia, sakysim, mes, jeigu einam, tik tai diskutuojam, renkame kaip galimybę, kur ir visą kitą. Gerai, pusę metų diskutuosim, dar metus. Mes nueisim už vakšiną, ateis nauji žmonės. Jonai, dar bendrovės gali atsakyti dabar. Per pusę metų ar įmanom galimybių studijai paremti, detalųjį planą? Galimybių studijos. Vizijai. Algi. Tegu būtų galimybių studijai. Vizijai, detalųjį planą. Įmanom per pusę metų paremti? Praktiškai nereikia čia daug įsigalvoti, jokių vizijų. Turim 11 hektarų plotą, darom detalų planą ir darom tam plotui, tam reikalui, kurio mums reikia. O kas ten bus toliau, kiekvieni metai atneša naujų idėjų. Ten tą statistika, kodėl mes... Tokiam siūlymui aš nepritariu. Čia, kaip Rusija sako, poslinas, kaip patopa, ne? Tai gerai, 11 hektarų, tu nori, kad iškart suprojektuotų tau 11 hektarų, ne? Tai reikia matyti, reikia vizijai turėti, kas to 11 hektarų bus. Bet taigi, tos vizijos... Dar buvo numatyta, vidurinė mokykla, darželis. 20 metų. Kas dabar pasakys, kokio vietoje statyti? 22 metų praėjo. Ką mes pasakėm toj vietoje? Algi, tai apie ką ir kalba, kad mes negalim daug didelės teritorijos suplanuoti. Mes šiandien žinom, policijos neliko, darželių neliko, vadinasi, ta vizija 20 metų prieki, kokia ir nėra logiška. Ne, jeigu eit kalbėti apie Dariaus atvejį, tarkim, su Gyčnekėm ar su Počiu neprisimenu, jeigu jau tą pasirinktume, tai tarkim, galima bandyti porą hektarų įsisavinti kaip dalies teritorijos. Nes vizija visai teritorijai programai... Ne, aš taip nesakiau, atsiprašau. Aš viziją turiu matyti grinai naujo miesto. Gerai, o tavo vizija, supranti, po 3 metų bus nereikalinga. Jau bus kita vizija. Bet pagal paaiškinimus, tas centras ir stovės laukuose. Taip, miestų nieks Tai gerai, bet atsiras kita visiškai vizija. Kiekvienais metais ta vizija gali keistis. Nebūtinai, kad dabar ir suplanuosim 20 metų, mes nieko neužstatėm per 20 metų, tai galbūt dar 20 metų ir nieko neužstatysim. Neužstatysim. Pailiustruoti galima taip atrodo. Čia, Roma, aš pasakysiu, čia trupučiuką yra sarkastiškai tas viskas. Kadangi mes čia nesprendžiam nei parką, nei žalių sektorių, nei žalių zoną. Aš galvočiau, aš pirmininkai, gal siūlau tokį variantą. Mes komitete nepriimsim sprendimą, sakykime, mes išklausom informaciją. Tai yra informacija, tai sprendimą. Yra informacija, krūva informacijos ir mes dar turime laiko iki tarybos posėdžio, dar laiko šnekėti galėsim diskutuoti. Aš suprantu, yra viešas spaudimas iš tam tikrų žmonių, reiškia, taip spaudžiama, nors kuo labiau spaudžiasi, tuo labiau norisi matyti, kad žmonės suinteresuotis kažkokie yra. Aš suinteresuotas, kad apskritai atsirastų toksai objektas ir būtų žmonėm, reiškia, laisvai privažiuojama. Visi taip pat suinteresuoti, kad tas objektas atsirastų. O kad atsirastų, reikalingas finansavimas.
Kiekvienam kiekvienai vietai reikalingas finansavimas visose vietose. Kur lengviau gauti finansavimą? Kokiai vietai? Manau, kad vienodai visose vietose finansavimas. Aš manau, kad vienodai. Čia yra priklauso nuo to, kaip dirba savivaldybės administracija. Pagaliau aš galvoju, strateginio planavimo ir investicijų skyrius tarybai dar pateiks visų gairių aplinkybės, esam aptarę. Kadangi Jonai, duok bendrovės. Labai trumpai. Kadangi mes kaip ir praeitais metais siūlėm ir buvo iš mūsų išėjęs toks pasiūlymas ir prašymas, mes tik labai norim pasakyti, kad diskusija tik prasideda ir iš tikrųjų, kaip sako ir vicemeras, gal šiandien tą vietą ir nereikėtų pasirinkti, nes reikėtų tos diskusijos argumentuotos, kalbėti kriterijų kalba, skaičiais ir turint omeny, kad ES gairės ir kriterijai pasirodys tik Liepos mėnesį, tai apsispręsti dėl vietos dar būtų labai ankstoka. O kad sakot, jog nuomonės yra vienareikšmiškai palaikančios Dariaus ir Girėno gatvę, tai irgi yra netiesa. Bet tai yra netiesa, iš tikrųjų niekas šiai dienai nesuskaičiavo. Tai jūs su savo tiesa būkite, aš su savo tiesa. Tai mes kalbame apie tai, kad diskusija dar tik prasideda, kad nuomonės yra įvairios ir nereikėtų jas užgniaužti tik tai pačioje pradžioje. Žmonės turi diskutuoti, iš tikrųjų labai teigiami procesai vyksta. Ir ta vieta pasirinkti reikia argumentų kalbos, reikia kriterijų, skaičių, ES turėti gairės kriterijus ir iš tikrųjų mes tik siūlom unikalią vietą, mes siūlom kompleksiškai sutvarkyti esamas teritorijas, esamą infrastruktūrą, kuri šią dieną yra nesutvarkyta, tai ir stadiono teritorija, ir mokyklos teritorija ir kalbame apie tai, kad kokia įmanoma yra miesto plėtra ir plyno lauko investicija tada, kada dabar šiandien naudojamos teritorijos yra nesutvarkytos ir netvarkingos. Ir turint omeny ir Gargždų miesto senąjį parką. Aš galiu trumpai atsakyti į tą, ką vyriausias architektas šiuo momentu ir nuveikė iki šios dienos. Tai yra visų viešųjų erdvių, visų viešųjų erdvių tvarkymas. Bet aš nenoriu sakyti, kad yra aiškinti, kita būtų daryti. Einam pasišnekėsim. Bet mes visą laiką Bet čia yra suvesta į tai, kad būtent tos viešos erdvės esančios mieste nėra sutvarkytos. Mes imamės naujo lauko. Yra čia gyvena. Eina kalba apie kompleksą, nebūtinai, kad čia mes ar čia. Visą. Tai yra žmonai centre miestą. Aš jos nepadarysiu. Kodėl nepadarysiu? Pagal savivaldos įstatymą mes turime... Gerai. Jeigu nenori, aš tavai vykdymam klausom, bet arba pradėti specialistai, nepriklausomi specialistai. Gerai, turime informaciją, trauksinčią žmonės čia tik įrinksim informaciją. Taip kaip jeigu norim, kaip sakyti, atominės nustatyčias, supranti, Grįžtam prie 16 klausimų. dabar tas iš